Rugpjūčio 23-24 Klaipėdos konkursas. Atviras steninių modelių. Tai ir popierius, ir plastikas. Ir medis. Tai va, žada didesnį negu praėjus metais stipriai konkursą. Sveiki visi. Taigi, kaip supratote iš šio trumpo intro, šis video bus apie Klaipėdos konkursą. Tai yra steninių modelių konkursas Klaipėda 2025. Jis vis didėja, sakykime, sparčiau įgauna savo tą judesį. Praeitais metais jis buvo šiek tiek mažesnis, šiemet labai stipriai prisijungia ir savivaldybė Klaipėdos, kas yra labai džiugu. Kiek šnekėjausi su Denisu, tai sakė, tikrai labai daug yra intereso iš valstybinės pusės. Labai nori, kad tokie dalykai vyktų, taigi šiemet žada jį didesnį. Plius šiemet yra 35 metų jubiliejus nuo pirmojo konkurso. Taigi toks, sakykime, šventinis konkursas pakankamai bus. Tai aš irgi bandysiu sudalyvauti ne pačiam konkurse, bet tiesiog apvažiuoti, aplankyti, apžiūrėti jūsų modelių. Labai būtų įdomu pamatyti lietuviškas modelius, sakykime. Tai va, bus be abejo modeliuotojai iš Lenkijos, Latvijos, Estijos. Tai labai smagu, kad atvyks mūsų kaimynai ir šitas konkursas padidės stipriai. Toliau, kiek apie patį konkursą dabar. Pats konkursas, kaip minėjau, vyks rugpjūčio 23-24 dienomis Klaipėdos pilies muziejaus salėje. Konkurso dalyvavimas, jeigu norite savo modelius priduoti kaip konkursinius, tai reiktų užsiregistruoti. Visa informacija yra vmc.lt puslapyje, ten surasite Klaipėda 2025 aprašą apie tą konkursą. Pasiskaitykite taisyklės, viskas tenais yra pakankamai aišku. Sakykime, gal kokie pagrindiniai kriterijai yra tai, kad dalyvauti gali pavieniai modeliuotojai, modeliuotojų bendrijos, klubai. Antras dalykas, konkursinės kortelės užpildymas yra pagrindinis dalykas, ką reikia padaryti, norint dalyvauti tam konkurse. Tai yra tas pats, kaip sutikti su taisyklėmis. Toliau, kas gal kiek įdomu, sakykime, grupės yra amžiaus, tai jauniausi modeliuotojai yra skirstomi į skirtingas grupės, tai iki 9 metų, tada nuo 10 iki 13 metų ir nuo 14 iki 18 metų, o visi kiti virš 19 metų skirstomi kaip suaugę. Tai skirtingos kategorijos, sakykime, amžiaus yra išskirstytos. Tai, manau, labai būtų smagu jaunimui pasivaržyti tarp savęs, sakykime, savo bendramžių. Vertinimas ir apdovanojimai yra be abejo aprašyti. Konkurse visus išsakytus modelius vertinus konkursinė komisija, kuris sudaryti yra organizatorių. Bus vertinamas didės darbas, modelio estetika, originalumas ir kruopštumas. Vaikų ir jaunimo grupės bus apdovanotos 3 nominacijos, medaliai ir prizai kiekvienoje klasėje. Suaugę grupai bus apdovanotos 3 nominacijos, diplomais ir prizais pagal galimybės. Nominacijos vietomis neskirstomos. Organizatoriai leidžia modeliavimo klubams, leidykloms ir privatiems asmenims įsteigti specialius prizus. Tai kas norite prisidėti, susisiekite su organizatorių komanda. Aš, kadangi labai noriu palaikyti modeliavimą Lietuvoje, dėl to ir kuriu visą šitą tokį YouTube'ą, lietuviškai būtent, kad tam, kam kyla klausimų, arba kam paprasčiausiai įdomu, galėtų pasižiūrėti, galėtume padiskutuoti, prasiplės šiek tiek, tokioje medijoje vis tik mūsų nėra jau tiek ir daug. Tai prie to pačio aš ir prisidedu prie konkurso išskirdamas nominaciją. Nesakysiu dar kol kas, manau, kas per nominaciją, kad būtų šiek tiek įdomiau, bet aš nusprendžiu, kad reikia palaikyti kaip galima. Tai va, tiek iš mano pusės. 35 metų jubiliejinis konkursas Klaipėdoje, rugpjūčio 23-24 dienomis, Klaipėdos pilies muziejaus salėje. Registruokitės, arba jeigu nenorite dalyvauti, važiuokit bent jau pasižiūrėti. Susitiksime ten. Taigi sėkmės ir iki.